Dieve, koks brangus tavo gerumas. Tavo sparnų pavėsį mes randame užuovėje. Mums gera, nes tu esi mūsų dangiškasis tėvas, švelnus ir gailestingas, ir didingas, ir gailestingas, ir galingas. Kaip gera, kad mes tave turime. Mes dėkojame už laiko šventovę, kurią tu palikai ir pastatei žemėje. Šventą tavo dieną, šabo, sabatos dieną, kai mes galime ateiti į maldos namus, kur atsiveria dangus. Dėkojame tau, Viešpatie. Dėkojame, kad tu pasirenki mus įskilusius molinius indus ir mes suvokiame, kad esame menki, bet glaudžiamės prie tavęs ir semiamės stiprybės iš tavęs. Ir visas gerumas ir visa, ką turime, tai tik iš tavęs. Dabar šią valandą prisilies savo žodžiu, tokiu nuostabiu, kurį tu mums padovanoji prie mūsų širdžių. Ir tegul tavo žodis eina per žemę ir randat žmonės, kurie liūdė, nusivylę karo laukuose, te pakyla, Viešpatie, jų širdis taip pat prie tavęs. Viską tau pavedam, gailėmės, kur esame klydę, šloviname ir garbiname tave per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen. Brangi Dievo bažnyčia, šį gražų šventos dienos rytą noriu pasisveikinti su jumis viena Biblijos eilute, antra eilute iš 8 skyriaus knygos Apaštalų darbai. Ten pasakyta apie 1 amžiaus bažnyčią. Tuo tarpu bažnyčia visoje Judėjoje ir Galilėjoje ir Samarijoje džiaugiasi ramybę. Ji tvarkėsi ir veikė su Viešpaties baime ir vis augo šventosios dvasios globojama. Meldžiu ir linkiu, kad ir Kaune, ir visoje Lietuvoje, ir visoje žemėje Dievo bažnyčia džiaugtųsi esama ramybė, kurią mes turime. Kad tvarkytumės ir veiktume šventosios dvasios globojami ir su pagarbia Viešpaties baime ir galėtume augti dvasiškai, stiprėti, nesilpti, laistomi jo malonės, jo žodžio. Aš taip dažnai pagalvoju, kokia privilegija, kokia laimė turėti Dievo žodį. Kai kaskart, kai atsiverčiame šventąjį raštą ir kai aš atsiverčiu, aš sakau, kalbėk man, Viešpatie. Ir Viešpats kalba mūsų širdims. Ir šį rytą mes pratęsime temą, kurią esame kalbėję Liepos 27, kaip ir brolis vyresnysis perskaitė iš 1 laiško Korintiečiams 10 skyrius 12 eilutės. Tokį įspėjimą, kas tarėsi, stovys, te žiūri, kad nenupultų. Ir įdomu, ką radau, šita šventojo rašto vieta susišaukia su kita, kuri parašyta pakartoto įstatymo 29 skyriuje, 17 ir 18 eilutė. Jūs paklausykite, kaip šventasis raštas, Senasis ir Naujasis testamentas susišaukia ir kokios svarbios yra tiesos. Štai rašo Mozė. Galbūt jumyse yra šaknis, želdinanti nuodingas piktžolės ir metėlės. Klausia Mozė, pažvelkime į savo širdis. Bet dabar žiūrėkit, kokia svarbi mintis. Jeigu toks žmogus išklausęs šios priesaikos žodžių laikytų save esant atsparų ir širdyje girtusi, esu saugus, nors ir seku savo širdies norus, jis užtrauktų nelaimę ir drėgnai žemei ir sausai dirvai užtrauktų nelaimę. Aš nustebau, kad šventasis raštas pabrėžia, kad mes galime laikyti save esant atspariems, viskam. Deja. Praeitą kartą mes kalbėjome
apie įvairius spąstus, kuriuos šėtonas paspendžia krikščioniui. Ir apžvelgėme keletą. Aš norėčiau pakartoti kelias pastraipas. Bilas Liversidžas, mums žinomas pamokslininkas ir rašytojas, nuostabus rašytas, labai įžvalgus, sako, negyvenkite neapibrieštumuose, labai sveikai vardyti savo gyvenime įpročius, kurias reikia pakeisti. Kitas pamokslininkas sakė, kad Dievas galėtų mus pakeisti, pirmiausia, jis turi apvalyti mūsų motyvus. Pažvelkime į savo gyvenimą ir sąžiningai atsakykime savo. 3 klausimai. Ar mano gyvenimas keičiasi į gerąją pusę? 2. Ar manyje formuojasi Kristaus charakteris? Ir 3. Kokie tikri pokyčiai įvyko mano gyvenime ir charakteryje per pastaruosius 4 metus, kai vaikščioju su Dievu, lankau bažnyčią, skaitau Bibliją ir klausausi pamokslų. Labai naudinga atsakyti savo į tokius klausimus. Jais remdamiesi galime pamatyti tikrovę, kurioje esame. Skaičiau praeitą kartą šitas ištraukas, bet atrodo pirmą kartą girdim, ar tik tai maždaug. Ir dar prisiminkime, kalbėjome apie įpročio jėgą arba tiesiog tai spąstai, kurie mus pagauna ir mes išsivaduoti sunkiai galime iš jų. Taigi, pamenate, skaitėme Portiją Nelson, sakykime, pavadinkim ją rašytoją, štai taip trumpais 5 skyriais. Aš juos pakartosiu, nes kai kurie kreipiasi, sako, labai įdomi išdėstyta įpročio jėga ir jos įveikimas. Jinai sako, 1 skyrius, einu gatve, ant šaligatvio žioji gili duobė, įkrentu į ją, esu pasimetusi, bejėgė, tai ne mano kaltė. Užtrunku visą amžinybę, kol iš jos išsikepurnėju. 2 skyrius. Einu tą pačią gatvę. Ant šaligatvio žioji gili duobė. Apsimetu, kad jos nematau ir vėl į ją įkrentu. Negaliu patikėti, kad vėl esu toje pačioje vietoje, tačiau tai ne mano kaltė. Vis dar užtrunku, kol iš jos išsiropščiu. 3 skyrius. Einu tą pačią gatvę. Ant šaligatvio žioji gili duobė. Puikiai ją matau. Vis tiek į ją įkrentu. Tai mano įprotis. Mano akis atmerktos, žinau, kur esu. Tai mano kaltė. Nieko nelaukusi išlipu iš tos duobės. 4 skyrius. Einu tą pačią gatvę. Ant šaligatvio žioji gili duobė. Apeinu ją. 5 skyrius. Einu kitą gatvę. Galime rinktis gyventi kitaip. Mano mėgstamas rašytojas ir pastorius Džimas Honbergeris sako, ir rašo knygoje Prieglobstis Dieve, pribėžiščia v Boge. Mes laukiame išbandymų, kai šėtonui su savo parankiniais puls mus, persekios per valstybės institucijas, o jis pristatė spąstų mums dabar, visur. Ir laukdami šėtono galybės apsireiškimo nepastebime, jog pakliūvame į jo spąstus vos ne kasdien, dabar, kai persekiojimų nėra. Čia citatos pabaiga. Pamėginkime išvardinti, kokius spąstus, dar kokius spąstus, žabangas, pinklės, šėtonas paspendžia mums. Ir iš šito sąrašo aptarkime vieną kitą. Aš pagalvojau, mes gyvename pakankamai ramų gyvenimą. Iš esmės visko turime. Viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta. Patirime daug palaiminimų, daug Dievo gerumo, daug žmonių gerumo. Dar žemėje daug yra gerumo ir gerų žmonių. Jo gerumo žmonėse. Ir buitinių to gyvenimo palaimų turime užtektinai. Ir labai daug grožio, daug spalvų, gamtos ir Dievo palaimų. Ir štai nepastebimai, kai mes tokie ramus,
visai neblogai gyvename. Šėtonas yra paspendęs spąstus. Todėl pakalbėsiu apie 3 dalykus svarbius mano manimu, bet dabar perskaitysiu visą sąrašą, vos ne kiekvienai mėnesio dienai. Kokie spąstai? Meilės pasauliui spąstai, netikėjimo ir formalizmo spąstai, pinklės, kitų teisimo ir smerkimo spąstai, bažnyčios teisimo spąstai, prie ko gali privesti. Dievo pažinimo ir žinių stokos spąstai, prie ko gali privesti. Klastingų klausimų ir klaidingų mokymų spąstai arba pinklės, žabangos. Dėmesio į save sutelkimo arba savimeilės spąstai, baimės spąstai, melo spąstai, nedėkingumo ir nedėkojimo, dvilypio gyvenimo arba kreivų akių spąstai, praeities klaidų ir nesėkmių spąstai, tokie yra. Tam tikro dėkojimo spąstai. Įdomu, kada nors apie tai bus galima pakalbėti. Savo kaltės nepripažinimo spąstai. Į tuos spąstus pakliūvame turbūt neretai savo gyvenime, savo kasdienybėje. Tiesa. Neteisėto pasisavinimo arba vagystės spąstai. Mes krikščionys, mes nevagiame, mes nepasisaviname nieko. Tačiau čia yra spąstai ir tai nėra taip, kaip mes kartais galvojame. Nors ne visi. Kartėlio ir užsigavimo, nesaikingumo spąstai, teisimo pagal išorę spąstai, šventenybių niekinimo spąstai. Tokie minimi šventajame rašte. Pinigų ir turto apgaulės spąstai, kurie jau mūsų taip žinomi. Aplinkybių spąstai. Arba žabangos, arba pinklės. 21, aš perskaičiu, 21, pasirinksime kelis. Nedėkingumo ir nedėkojimo spąstai. Atrodo, viskas suprantama, kas čia nesuprantama. Bet žiūrėkite, ką suradau. Ką viešpats man parodė. Viešpats. Nedėkingumas dažnai atrodo netokia jau didelė bėda. Geriausiu atveju jis laikomas blogo auklimo ženklų ar kilnumo stoka. Tačiau Biblija apie nedėkingumą kalba labai rimtai, kaip apie vieną pagrindinių ydų, iš kurios išsikeroja daugybė kitų ydų ir nuodėmių, griaunančių sielą, šeimą, bažnyčią, visuomenę. Apaštalas Paulius, rašydamas laišką romiečiams, 1 skyriuje nurodė, kad nedėkingumas veda į godumą, į kūrinių daiktų, o ne Dievo garbinimą. Jis rašo, kad nedėkingumas Dievui stumia į puikybę, į nesantaiką, piktumą, pavydą, apkalbas, negailestingumą. Nedėkingumas netgi stumia į gėdingų aistrų liūną, o galiausiai maištą prieš Dievą. Niekada apie tai nebuvau pagalvojusi. Nedėkingumas tai tarsi gobtuvas, uždengiantis proto akis, kad nematytume Dievo palaiminimų spalvų, neregėtume jo artumo, jo gerumo, šventosios dvasios pagalbos ir jaustumės nelaimingi. Ir dar 92 Dovydo psalmės 1 eilutėje, pamenate, psalmės, kuri yra giesmė šabo, sabatos dienai, parašyta, kad gera dėkoti viešpačiui ir jį šlovinti. Ir ne tik dėl to, kad tai skatina mus jaustis arčiau Dievo, bet viešpačiui dėkodami mes parodome priešiškumą šėtono karalijai. Pakartosiu. Viešpačiui dėkodami mes parodome savo priešiškumą šėtono karalijai, kuri nugrimzdo į maištavimą prieš Kristų ir kovoja prieš nuolatinio Dievo garbinimo gyvenimą. Šėtonas kovoja, viską daro, jeigu taip nors vieną dieną, savo dieną pastebėtume, pamatytume, kaip jis daro viską, kad mes nebūtume jam Dievui dėkingi, kad jo nešlovintume, kad pradėtume murmėti ir taip toliau. Taigi,
Tokia nedėkingumo ir nedėkojimo realybė, tokie spąstai, tokios žabangos. Te laimina Viešpats mus visus dėkoti ir dėkoti, šlovinti ir šlovinti. Antraip, paskaitykime namuose 1 skyrių laiško romiečiams. Kas išplaukia iš nedėkingumo? Ką čia aš ir išvardijau. Dabar pažiūrėkime į tokį dalyką. Antrosios pinklės arba spąstai. Tai dvilypio gyvenimo arba kreivų akių spąstai. Pasakojama, kad viena moteris savo bute išnuomojo vieną kambarį studentui. Jis kas rytą girdėdavo šeimininkė giedant virtuvėje. Kai kartais pasakė jai, ponė, kaip suprantu, esate labai pamaldi. Jie atsakė, na, jeigu man reikia išvirti kiaušinius minkštai, giedu 2 posmus, o jeigu kietai, tuomet 4. Tokį tikrą ar numanytą gyvenimo vaizdelį galime interpretuoti visaip, bet jis kažką pasako. Tačiau kažkas yra pasakęs, kartais Dievo vaikai ima abejoti, ar verta gyventi taip, kaip moko šventasis raštas. Juk tai reikalauja daugybės pastangų. Kai kurie netgi pradeda daryti dalykus, kuriems Dievas ne tik nepritarė. Jie tarsi ima gyventi antrą gyvenimą, slaptą gyvenimą, apie kurį nežino bendruomenė ir kartais net šeima. Gyvendamas dvilypį gyvenimą žmogus apgaudinėja abi pusės. Toks gyvenimas yra dviguba išdavystė. Ar dėl to, kad gyvenu dvilypį gyvenimą, esu blogas žmogus? Nebūtinai. Be abejo, yra žmonių, kurie sąmoningai nenori gyventi pagal Bibliją, pagal Biblijos principus ir nurodymus. Bet gal tu netoks? Klausia autorius. Čarlzas Sperdžianas, labai dažnai cituojamas, žinomas XIX amžiaus pamokslininkas, sako, jeigu tiesi linija neveda į tikslą, tai kreiva juo labiau nenuves. Tegul jūsų veidas ir rankos, tarsi bokšto laikrodis, visada rodo, kas vyksta jūsų viduje. Kokie žodžiai. Trokštantis teisumo bus apdovanoti teismo dieną, bet veidmainiams neįmanoma patekti į dangaus karalystę, kaip neįmanoma perplaukti Atlanto vandenyną su 2 girnapusėmis ant pečių. Taip įspėja pamokslininkas. Vėl grįžtu prie Džimo Honbergerio, kurį labai mėgstu, ir prie tos knygos Prieglobstis Dieve. Jisai rašo, jei imčiau interviu, niekada neimčiau iš aukščiausio mūsų bažnyčios vadovo, o būtinai iš jo žmonos. Koks tas vyras namuose, kasdienybėje, kaip elgėsi su ja, savo žmona, su savo vaikais ir su naminiais gyvūnais. O jeigu imčiau interviu iš dar nevedusio pastoriaus, pakalbinčiau jo mamą. Ir dabar pakalbėsim apie vieną liūdną dalyką. Įdomu, bet liūdinantį tyrimą Jungtinėse valstijose atliko Dalaso teologijos vienos iš protestantų seminarijos daktaras Hovardas Hendriksas. Jis apklausė 246 vadovus, lyderius, eilinius asmenis, kurie įklimpo į nepadorumą. Ir štai, kai jis atrado jos apklausdamas, visi jie privačiuose pokalbėse jam pareiškė, jog manė, kad yra pajėgus, o kaip mes skaitėme, yra atsparus, morališkai nesuklupti. Kad niekada to nepadarys, jie manė taip ir jautėsi saugus. Deja, vis dėlto nupuolė. Ir kas svarbu, ką jis atrado per interviu, kad visi jie, 246, be išimties, labai aiškiai pareiškė, kad prieš nusidėdami, prieš suklupdami,
Jie atsisakė kasdienio bendravimo valandėlių su Dievu. O suklupimas prasidėjo nuo nepadorių tinklalapių naršymo. Ir čia yra ta vadinamųjų kreivų akių realybė arba spastai, pinklės, kai žvilgsnis nukreipiamas į nuodėmingus dalykus, nuodėmingą linkme. Pamenate, pradžioje rojuje, kai šėtonas Ievai uždavė klausimą, ar tikrai Dievas sakė? Jis žinojo teisingą atsakymą? Jis žinojo teisingą atsakymą. Piktajam nereikėjo atsakymo, klausimų jam buvo svarbu užvaldyti Ievos dėmesį, kad ji pradėtų klausytis jo žodžių ir atsakinėti. Ir čia buvo spastai, atrodo, prieš 1000 mečius. Kokia realybė, kuri persikelia į mūsų laikus. Nes dėmesys gimdo tikėjimą. Atminkim, dėmesys gimdo tikėjimą, žiūrint į ką tas dėmesys nukreiptas. Dėmesys pavagia geriausius, švenčiausius dalykus, jeigu tas dėmesys nukreiptas ne ten, kur reikia. O jeigu dėmesys nukreiptas į viešpatį, jeigu dėmesys nukreiptas į jo žodį, į bendravimą su Dievo vaikais, į giedojimą, į šventus dalykus, mes galime pamatyti, kad toks dėmesys gimdo tikėjimą. Ir dar kol mes gyvi, mūsų mamytė sakydavo, kur gyvybė, ten viltis. Vadinasi, suklupę visada galime atsikelti, jeigu nuolankiai pripažįstame savo menkumą, savo suklupimą, jeigu išsipažįstame, jeigu glaudžiamės prie viešpaties, jis visada palieka daug vilties. Ir treti spastai. Praeities klaidų ir nesėkmių spastai. Nežinau, gal jums čia sėdintiems, esantiems tai visai neaktualu, bet turbūt kiekvienas pripažinkime, tai būna. Taip būna ir tai būna su mumis. Elena White, Pranašystės dvasia, savo knygoje Kelias pas Kristų rašo, kad žmonės per daug mąsto apie savo klaidas, nesėkmes, nusivylimus, per daug dažnai prie jų sugrįžta. O prie ko tai nuveda? Į ką tai nuveda? Į liūdesį, į prislėgtumą, bejėgiškumą. Tai spastai, iš kurių sunku būna pakilti, jeigu mes apsistojame ties savimi. Kaip ir vienas pamokslininkas sako, mano menkumas, mano nuodėmės verčia mane susigūžti, bet kai aš žvelgiu į Jėzų, viskas pasikeičia. Ir todėl toliau Elena White rašo, dažnai mums tenka nusilenkti ir verkti prie Kristaus kojų dėl savo klaidų ir trūkumų. Tačiau nereikia prarasti drąsos. Net jei priešas mus nugalėjo, Dievas mūsų neapleidžia, neužmiršta, neatstumia. Kristus stovi Dievo dešinėje ir ką daro? Užtaria mus. Nusivylę savo jėgomis, pasitikėkime atpirkėjo galia. Ir dar jinai rašo, kad ir kokios būtų praeities klaidos ar nesėkmės, mes Dievo padedami galime pakilti virš jų. Kartu su apaštalu mes galime tarti, tik vieną tikrą. Užmiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, ne žemėje, prie kurio kviečia Dievas Kristuje Jėzuje. Tai Dievas mūsų pabara, bet ir pagaili, ir glaudžia kiekvieną sūnų parašytą, kurį pabara. Trumpai pažvelkime, kokia galėtų būti apsauga nuo spastų, kurių šitiek daug aplink mūsų. Pagalvojau, koks Dievas maloningas. Jis neleidžia mums matyti neregimojo pasaulio. Mes negalėtume gyventi. Kokia ten kova vyksta.
Vyksta dėl mūsų, dėl šio pasaulio, dėl mūsų širdžių, dėl daugybės dalykų, kas priklauso Dievui. Jis nori užkariauti, jis nori paminti, jis nori užgrobti, jis nori pavogti, pražudyti. Būtų sunku gyventi. Tačiau mes niekada neturėtume užmiršti, kad ta kova vyksta. Ir kad Dievas yra mums maloningas, padedantis. Pažiūrėkite, vėl Džimas Honbergeris sako, prieš pradedant skelbti 3 angelų žinią iš Apreiškimo 14 skyriaus, mums asmeniškai svarbiausia žinia turi būti iš pradžios knygos 1 skyriaus. Pradžios 1:1. Ten parašyta man ir kiekvienam iš mūsų. Pradžioje Dievas. O paskui visa kita. Antra pagalba nuo spąstų. Habakukas, jeigu norite atsiskleisite, Habakuko 2:1. Habakuko 2:1, jisai rašo, stovėsiu savo sargybos vietoje, liksiu ant pylimo, lauksiu, ką Viešpats man pasakys, stovėsiu sargyboje. Pamenate, šitą žodį stovėsiu sargyboje Jėzus vartojo. Kaip jisai, koks tas žodis, sinonimas koks? Budėkite, budėkite, budėkite. Ir įdomu, su pranašu Habakuku susišaukė Jėzaus balsas iš Mato Evangelijos 6 skyrius, taip pat 1 eilutės, Mato 6:1. Ten pasakyta, venkite daryti teisumo darbus žmonių akivaizdoje. Žodis čia išverstas kaip venkite, graikų kalba, originalo kalba, reiškia laikykite įtemptą protą. Habakukas sako, stovėsiu ant pylimo, savo sargybos vietoje. Kristus pasakė, kad laikykite įtemptą savo protą. Džiaukitės gyvenimu, uostykite gėles ir dažniau jas uostykite, pasigėrėkite jomis, sodais ir gamta ir visų, ką Dievas palaimino, ir džiaukitės vienas kitą pamatę. Tai labai svarbu parodyti savo džiaugsmą, kai matome kitus. Bet protą laikykite įtemptą. Stovėkime sargyboje, likime ant pylimo dvasinėje aukštumoje ir nors džiaugiamės, kaip pasakiau, daugeliu gyvenimo dalykų, atsipalaiduojame ilsėdamiesi, tegul Dievas laimina turėti atvirą protą Dievo dvasiai, kuri parodytų, kur yra šėtono pinklės. Trečias dalykas, Biblija pabrėžia, išmintingas žmogus klausydamasis mokysis. Išmintingas žmogus klausydamasis mokysis, tai parašyta patarlių 1:5. Patarlių 1:5. Ir Artūras Štelė, teologijos dėstytojas, teologijos daktaras, mūsų pastorius, sako, kažkas yra pasakęs, nustojęs mokytis, pradedi mirti. Nenorime mirti, norime gyventi. Nustojęs mokytis, pradedi mirti. Taigi nenustokime mokytis, skatina pastorius. Labai svarbu, kad klausytumės ir skaitytume, daug skaitytume. Mes esame palaiminti turėdami daug medžiagos, daug knygų ir šventąjį raštą, ir pranašystės dvasios knygas, ir knygas, kurias parašė Dievo baimingi žmonės, remdamiesi Bibliją. Deja, tyrimai rodo, sako pastorius, dabar, kai turime didžiulės elektroninės galimybės, elektroninės bibliotekas, mano vyras, sakau, ką tu darai? Aš gyvenu bibliotekoje. Sako, pameni, aš jaunystėje norėjau gyventi bibliotekoje, nes nepaprastai imlaus proto, nepaprastai mėgsta skaityti. Nuo pat 5 metukų, kai galėjo skaityti ir jau pradėjo kažkiek kalbėti. Sako, aš dabar gyvenu bibliotekoje. Jis prisisiuntė, sakau, nu ir kiek tu atsisiuntė į savo 20 ar 100? Sako, 1000. Ar spės paskaityti? Tam tikro pobūdžio istorinės ir visokias, bet aš pagalvoju, mano vyras man pavyzdys. Jisai daug skaito. Aš taip pat turėčiau ir galėčiau ir turėčiau skaityti daugiau. Taigi pastorius Štelė sako, turėdami elektroninės bibliotekas žmonės pradėjo mažiau skaityti. Susikrauna, bet nebeskaito.
Jie labiau koncentruoja dėmesį į paieškos galimybės ir mažiau skaito, tačiau net jei pirmenybę teikiame elektroninėms knygoms, daugelis mes turime išmaniosius telefonus, tenais pas mane labai daug knygų ir važiuodama, keliaudama skaitau nemažai. Tai sako, jisai patarčiau visada tai nešioti su savimi, į tai atkreipti dėmesį ir tai skaityti ir klausytis. Ir dar 2 priemonės, kurios apsaugo mus nuo spąstų. Žinokime savo silpnybės. Yra dalykų, kai girdžiu pastorį, dabar surašykite 3 dalykus, pavyzdžiui, koks jūsų gyvenimo tikslas. Pradėjo, atrodo, aš jau žinau, atrodo, gyvenu šitą žemę, žinau, ką darau, bet kai manęs, tarkim, ir manęs paklausė, susirašykite 3 tikslus pagrindinius, tai turėjau gerai pagalvoti. Taigi, žinokime savo silpnybės. Venkime situacijų, kuriuose galime lengvai pasiduoti pagundai, o tų pagundų, tų spąstų, kaip išvardėjome pradžioje, daug ir kiekvienam savo, kiekvienam amžiui, jauniems, vyresniems ir vaikučiams. Vienas bažnyčios vadovas pasakojo, kad sukūrė tam tikras apsaugos priemonės, kurios apsaugotų jį net nuo atrodymo, esą jis įtrauktas į tam tikras situacijas. Jis paprašė, kad jo sekretorė pasirūpintų, kad jo kabineto durys visada būtų atviros. Ir jeigu jis ilgiau užtruktų kalbantį su kokiu nors žmogumi, ji tiesiog įeitų ir mėgintų ką nors pasakyti. Ir pastorius Štėlės sako, ir tai yra labai išmintinga. Tai yra vadovų situacijos, mes turim kitokias situacijas, bet pastorius sako, žinokime savo silpnybės. Ir 5, paskutinis punktas, kas mus saugotų nuo spąstų, nuo pinklių, nuo žabangų. Pamokslininkas Majers sako, neįmanoma visų pagundų įveikti kartą ir visiems laikams. Galite nuspręsti, kad tapote labiau patyręs ir daugiau niekada nesuklupsite. Stop. Taip manydami, tapsite lengvu šėtono spąstų taikiniu. Ko viešpats nori iš mūsų? Žinote, Dievas turi 2 buveinės. Žinote kokias? Vieną danguje, o kitą nuolankioje ir Dievo baimingoje žmogaus širdyje. Todėl nesipuikuokime, te laimina viešpas, ugdyti tą nuolankumą. Vienas pastorius, pabaigai perskaitau, pasakė, už ką aš ir dėkojau pradžioje. Biblija vienintelė knyga, kuri tiksliai diagnozuoja žmogaus bėdų priežastį. Arba bet kuri kita knyga, pagrįsta šventuoju raštu. O žmogui kylančių problemų priežastis glūdi viename trumpame žodyje – nuodėmė. Tačiau nė viena knyga, išskyrus Bibliją, nediagnozuoja nuodėmės prigimties ir pasekmių. Ir nė jokia kita knyga, išskyrus Bibliją, nenurodo išsivadavimo priemonių, išgydymo ir laisvės, kurią duoda Dievo žodis, tiesa, kurią duoda buvimas Dievo artume, kaip išlaisvina jis. Tai didį Dievo malonę. Taigi mes apžvelgėme 3 spąstus iš 21. Pirmieji, pamenate, kokie buvo spąstai? Nedėkojimo, nedėkingumo, prie kiek daug bėdų gali privesti kasdienybė. Antrą mes paminėjome, tai kreivų akių, kai akis nukrypsta ne ten, kur reikia. Ir kitas, praeities klaidų ir nesėkmių. Skaitėme nuostabią citatą iš White knygos Kelias pas Kristų, kad jisai mus išgydo, mes galime glausis prie jo. Paskutinį dalyką, ką norėjau pasakyti. Būkime geresni ir geri vieni kitiems. Palaikykime vieni kitus. Jeigu manome, va štai tas brolis ar sesė va ten suklupo, pamanykime, kaip jam padėti, kaip daugiau melskimės už jį.
tiesiog daugiau, dažniau, kasdien melskimės už jį. Te laimina viešpats tikrai būti maloniems, kaip ragino apaštalas Paulius, kantriems, atlaidiems, kaip Kristus, viešpats Kristuje buvo atlaidus mums. Ir tai mums visiems lengviau bus eiti, nes tik Dievo žodis pabara, mes vieni kitiems galime padėti. Tai yra nuostabus dalykas Dievo bažnyčia, nuostabus dalykas jo šeima. Dėkoju viešpačiu už jūs, dėkoju už jo žodį, dėkoju už privilegiją būti kaip ta molio šūkė, bet panaudota. Tebūna jam garbė už viską. Amen.